ką, su didžiuliu liūdėsiu pranešam, mūsų Kambodža labai stipriai spartėja į pabaigą. Va, viskas, bardakėlis, mūsų local bardakėlis, prausėmės, ruošėmės, dabar mes prausėmės, po to leisim Vaivą su Marium. Dabar prausėsi Linas, aš jau nusiprausiau. Ai, ne, nieks netėjo čia, aš nusprendžiau gedulą paskelbti. Bandysim, nerodysi dabar čia. Figos lapo neužsidėjo. Čia šimėlų padaugėtų sekėjų. Gerai, tai va. Jo, mūsų 11 000 sekėjų, tai va mūsų bardakėlis, sakau, mes baigiam praustis. Dabar yra, nežinau, turbūt po 4 gal 4. 6 įsimalgyti. Kur dėt viskas gali mest, nes Marį su Vaiva turim 2 švarius rankšluosčius, mes draugiškai pasidalinom. Išnuomavom 2 kambarius, vieną nakčiai, kitą 2, nes nusprendėm, kad nefik čia mokėti už kambarį, kaip mes galim pasidalinti paskutinių ten dėl kelių valandų. Jo, nusprendėm, mums davė didesnį, kurį 2 naktim, didesnį, nes čia yra viena viengulė lova. Tom jisai ir didesnis, nes realiai lygiai toks pat, tik tai dar lova įsprausta. Gal tu jau apsirengsi, aš negaliu pajudėti iš vietos. O taip. Karšta, bet šiandien mus Nompenas, kaip sakant, išlydys su ašarom, dar ne ašarom, tik tai su gūsiais, atodusiais, nes vėjuota, 30 laipsnių, bet labai gera ir gaivu iš tikrųjų. Nu va, pagaliau užsidėjau dryžuotus zebriukus. O ko tu nenusirt tavo nugara šlapia, jeigu ką? Džiaugiasi namo važiuodamas. Nieko čia linksmo. Pabūtumėm biškį dar. Bet, kaip sakant... Nusivaliau tą tavo nugarą? Nusivaliai. Gerai, viskas, transliacija kol kas sustabdoma. Pratęsim toliau mūsų gedulingus nuotykis. Kur viskas prasidėjo, ten viskas ir baiginėjasi. Mes dabar esam bare su ta pačia padavėja, kur prieš 2 savaitės naktį tik atskrydę atėjom, reiškiasi. Tai va, čia mūsų baras tas, čia katinuką ten gazdam, ten viršų buvo, čia purvynai ir taip toliau. Kaip ir tradicija jau pasidarė. Marius atsikrato mūsų loterijos. Skaudančiomis širdimis, kepenimis, plaučiais ir galūnėmis paliekam savo paskutinį viešbutį. Su tašiokais, visi jau susirikiavę prie lifto. Važiuosim į oro uostą, atiduosim mašiną. Mariuko, o benzino reikia, ten nukritus rodiklė? Tai va, ir viso, ir važiuosim, reikia dar bookingą pasidaryti bilietų, nes negalima internete, daug reikalų dar. Bet jau šiandien visiems liūdna. Marius sakė, liks. Bet bėda vairuoti. Nuveža tik mūsų į oro uostą ir pats pabėgs. Nuvešiu į oro uostą, sakys, aš einu mašiną pastatysiu. Tiek jį ir te matė. Kompaktiškai. Paspauskit kas nors. G tašką. G. Sako, G tašką sunku rasti. O. Lengva kaip niekad. Ir mūsų receptionas pilnas kažkokių piliečių, kurie ką tik atvažiavo. Raktą tu turi? Aha. Yeah.
Kiniečiai su čemodanais jokiais važinėja, su savo baulais turginį. Tuktukų skeriai stovi. Tuktukų skeriai stovi. Tuktuk, tuktuk. Tai kambarį patikrino, viskas gerai, mus išleidžia. Nereikia nieko dasimokėti. Ups, čiurbaną sumindžiau kažkokį. Ir važiuojam į viešbutį šitą, į oro uostą. Tapu. Kaip per raktos skylutę. Marius mašiną atidavinėja, mes daiktų saugom, kad nepavogtų. Vaiva loja ant visų. Spėjom laikys, kas loja. Kas? Šitas kaukė, neloja. Kaip ten tas baris? Tipo, kas rimtesnis žvėris? Vilkas ar liūtas? Kas rimtesnis žvėris? Rimtesnis vilkas. Matei kada nors vilką cirke? Kokį? Vilką cirke. Atsirėkė? Nu, tipo, kuris rimtesnis? Visi liūtas, karalius ten. Sako, tu matei kada nors vilką cirke? Niekada, vilkas. Maža mažius cirkai. Patys ir vaidinkit. Valanda iki ko? Iki čekino? Jo. Jo, valanda iki čekino, nes dar negalim įsičekininti, tai va čia stovim rūkom su visais savo šmutkiais. Žmonės plaukia, visi išskrenda. Nu va, pagaliau jau stovim, laukiam eiliai į registraciją. Bing Jing Pang Kung Fu Panda skrendam. Laimingi visi pizdėt. Oh my God. Uh-oh. Oh, you think it's funny, do you? Labą dieną. Be 20:12 prieš 10 minučių sužinojom, kad mūsų skrydis nukeliamas 17 valandų. Kursim serialą Užstrigę Pekine. Pekinesai, 4 pekinesai. Būsi pekinesas? Labužė. Taip. Būsim 4 pekinesai. Uoste gyvensim. Mūsų prieš tai neišleido į miestą. Pasakė, kad per trumpas laiko tarpas pažiūrėsim, ką jie dabar pasakys. O čia kas tokie? Ne, čia ne jie. Pagaliau praėjom registraciją. Ne registraciją, imigraciją. Per kančias iš žvaigždės. Žmona laiminga. Va, ir reiškiasi, ir eisim viešbutį. Duos viešbutį, gal duos paėst. Duos kažkokį transferį iki viešbučio. Dabar randamės Kinijoje. Oficialiai randamės Kinijoje. Kol kas dar oro uoste, bet jau viskas made in China. Taip atrodo Kinijos viešbutis, koncentracijos stovykla, tokia dujokaukės kambariuose yra.
Toksai va. Kažkoks tai toks va. Nesinešim kameros į miestą. Maža ką. Tokios, nufilmuosi, ką nors ne tą, žinai. Važiuosim į miestą. Ką noriu pasakyti? Šikna. Tokia tarybų sąjunga, visur šlagbaumą, visur pasą rodyk, į gatvę kažkokią užeit, rodyk pasą prieš šlagbaumą. Appointmentą reikia turėti, kad ten parką užeit reikia turėti iš vakar dieną prieš turi pateikti popierius, jie tau pasakys, ar tave čia leidžia ar neleidžia. Žiūrėjau, visiškas komunizmas, visiškas subinė. Bet, taip vaikštom, žiūrim kažką, tai čia vakare savo ramiai. Nieko čia, mūsų niekas čia nešaudo kol kas, bet jie taip čia elgesi tie jėgos struktūrininkai, kaip... Noriu jam pasakyti, kad aš tau nedraugelis nešauk ant manęs, bet, nieko čia jam nepasakysi daug turbūt. Ingutė rado parduotuvę. Saldainiai. Mašinos labai įdomios visokios važinėjasi. Kainos geros. Pigučia viskas iš esmės tai. Labai daug visokių saldumynų. Ten antis visa parsiduoda. Čia suvenyrinė to parko kažkokia, kuri mūsų neįleido. Tai čia vaikštam savo. Einam pirkt katinėlio, kuris tenai daro su kumščiu. Nes reikia kažkokią suvenyną prasivažiuoti. Supratom tokią gatvę, nei faina parduotuvytė, šviečia viskas. Viskas gražu, ką čia. Tam 6. 5,5. Tai kitokas kažkas. Tai nori su ranka ar su galva? Nežinau. Gal su ranka? Tai toks net ne katinukas. Na, mūsų kelionė į Kambodžą baigėsi šiek tiek kitaip nei planavom. Grįždami namo, užstrigom Kinijoje, Pekino oro uoste ir ne šiaip kelioms valandoms, o net 17 ar dar daugiau. Iš pradžių visiškai nieko nesupratom, tiesiog pasakė, kad skrydis atšauktas. Vėliau paaiškėjo, kad dėl gaisro Heathrow oro uoste. Na, o tada prasidėjo tikras nuotykis. Oro uoste visi klaidžia, nieks nieko nežino, nieks nieko nepaaiškina. Vieni sako, palaukit čia, kiti eikit ten. Ir dokumentus reikėjo pildyti, kad išeiti iš oro uosto ir praleidom gal kokią valandą, nes eilės didžiulės ir organizacija oro uosto tikrai buvo, tiesą pasakius, liūdna. Tada prie mūsų priėjo močiutė iš Ukrainos. Visai viena sutrikusi, nemoka nei angliškai, nei kiniškai, tik rusiškai. Darbuotojai klausė, gal kas gali jai padėti. Mes sakom, mes padėsim. Ir taip ta močiutė tapo mūsų nauja kelionės drauge. Kai pagaliau nuvežė į viešbutį, ten nei vienas žmogus angliškai. Visi bendravo tik per Google vertėją, bet kažkaip susikalbėjo. Mes norėjom išvažiuoti į miestą. Paklausėm darbuotojai ir nors mums sakė, kur jūs dabar važiuosit, juk vėlu. Mes vis tiek išspėjom tosi ir išvažiavom į Pekiną. Galvojom, jei jau čia įstrigom, tai bent miestą pamatysim. Ir būtent tada, kai vaikščiojom po miestą, paskambino Marius su Vaiva. Sako, darbuotojai atėjo ir pranešė, kad skrydis atšauktas. Ir vėl bėgte atgal į viešbutį aiškintis, kas vyksta. Viešbutį įsiaiškinom tik tai, kad iš ryto atvažiuos autobusas ir nuveš mus į oro uostą. Bet laimiai buvau parsisiuntusi oro linijų programėlę ir ten gavau žinutę, kad mums yra paskirti nauji bilietai, skrydis rytoj. Tuo momentu toks palengvėjimas, nes ne visi keleiviai gavo vietas į kitą dieną. Ryte oro uoste buvo dar šiek tiek chaoso, bet viskas susitvarkė. Galiausiai išskridom ir nors tuo metu atrodė, kad tai košmaras, dabar prisimenant, tai buvo viena įdomiausių kelionės dalių. The next day. Sėdi laimingi turistai, su šypsenom visi, įdant, turim bilietus. Mes skrisim namo. Va, po 2 skrydis. Esam Pekino dar vis oro uoste, aišku, bet jau namai arčiau. Mūsų babutė ukrainietė lygtai irgi gavo skrydį, bet mes jas nematėm. Reikėjo lagaminus pasiimti ir vėl užregistruoti. Čia vienintelis toksai buvo.
Bet šiaip va, čia draugovininkas vaikšto va, su raudonu raiščiu. Žodžiu, čia taip romantiškai viskas tam Pekine. Tarybų sąjunga. Bet jau to skrisim namo, kas yra gerai.